Sveika. Na, štai vėl atėjo ta diena, kai dėja tenka kalbėti vėl apie narcizus, nes, ir vėl blogi santykiai, ir vėl esi viena. Tai ir savęs klausi, kaip ir daugelis, kodėl. Kodėl tas žmogus atsirado, ar tu jį pritraukei kažkaip, ar jis tave kodėl pasirinko tave. Ir aš kiek internete irgi ieškojau informacijos, tai buvo sakoma, kad dėl to, kad tu esi labai empatiškas, dėl to, kad tiesiog pritraukiai, nes, sakykime, jis daug kalba, tu mažai kalbi, tu jį išklausai. Ir iš tikrųjų po daug informacijos ieškojimo galiausiai iš tikrųjų priėjau išvadą, kad dėl 4 dalykų tave pasirinko. Elementarių, sakyčiau, labai. Tai narcizas tikrai negalvoja, koks tu esi, jam svarbiausia, ką tu duosi. Tai turiu nuliūdinti, kad narcizai į mus žiūri taip, kaip mes žiūrime, kai mes planuojam daryti ryžių košę, tai kai mes žiūrime tuos visus ryžius, tai jie taip pat žiūri mus visas. Į mus jisai žiūri kaip į ryžių kruopas. Mes esam visos vienodos, tik svarbiausia, kuri ta ryžių kruopa duosis lengvai valgoma. Tai yra 4 dalykai. Tai vienas iš jų, kaip supratai, tai yra narcistinė tas vadinama mityba, supplyingas. Jis yra narcistinis, sadistinis gali būti. Tiesiog kontaktuoja narcizas su tavimi ir jisai pasikrauna, pasistiprina ir taip toliau. Kai mes pavalgom ryžių košės, taip jie nuo kontakto stiprėja, pasikrauna. Ir antras dalykas, tai būtų, aišku, savaime suprantamas seksas. Trečias dalykas, tai būtų, kodėl pasirinko tave, sakykime, servisas, kuo tu aprūpini jį. Tai yra ten, sakykime, apibėgioji su lėkšte maisto arba tiesiog suteiki jam finansinę kažkokią naudą, būstą ir taip toliau. Ir 4 dalykas, tai saugumas. Jiems yra labai svarbus saugumas. Tai iš 4. Tai yra saugumas, servisas, mityba, seksas, bent 2 dalykais aprūpini, bent 2 dalykus duodi. Sveikinu, jau darbą turite, jau esate įdarbinta narcizo. Ir sunku gal ko gero bus ir atsisakyti ateiti to darbo. Tai dėl šių 4 dalykų pasirinko jūs. Bent jau 2, jeigu suteikėte, tai narcizas bus jūsų, taip sakant, tikrai draugas. Tai tiek.